Gerbiamas pirmininkė, ačiū už galimybę tiesiogiai. Iš karto abu pasiūlymus, gerai? Taip, mano pasiūlymas yra paprastas, bet svarbiau tai, ką aš dabar pasakysiu. Na, aš suprantu, kad šiaip jau aš irgi esu daktaras. Gerbiami komiteto nariai, esu daktaras, tik ne medicinos srities, o kitos srities, tai yra tos srities, kuriam rūpi gimtojo žodžio sauga. Gimtojo žodžio sauga. O kaip politikui rūpi, kad būtų vykdomi ir gyventumėm tai, kas pasakyta įstatyme. Ir ne tik įstatymuose, bet ir konstitucijoje. Ir pavyzdžiui, šiandien, ką aš išgirdau iš akreditavimo priežiūros tarnybos atstovės, tai absoliučiai antikonstitucinis kalbėjimas, antivalstybinis kalbėjimas, kai ji pasako, kad galioja įstatymai. O dabar, aš noriu pasakyti, kad ir dabar galioja įstatymai. Ir dabar kalbėjo komisijos atstovė, na, jį tokia korektiška, mandagi, bet jų atsakymas kaip 2x2 aiškus. Aiškus kaip 2x2, kad mums čia nereikia nieko įrodinėti. Čia yra prieštaravimai ne vienam įstatymui, 14 konstitucijos straipsniui, ne vieną kartą konstitucinio teismo išaiškinimui, kad Lietuvos Respublikoje veikiančios institucijos, įstaigos, įmonės, organizacijos, rašvietybą, apskaitą, atskaitomybę, finansinius, techninius dokumentus tvarko valstybinę. Ne angliškai, ne prancūziškai, kai kas nors norėtų, ar vokiškai, o lietuviškai turi būti pateikti. Tokia yra nusistovėjusi tvarka ir visa tai yra įtvirtinta ne viename įstatyme. Aš suprantu, kad sveikatos apsaugos sistema yra, na, jautri tema tokia, bet tai ji nėra išimtis, kas galioja įstatymai visoms mūsų gyvenimo sritims. Ir truputį keista tokie pasakymai, vertinimai, neva neatsiperka, jeigu priemonės ar instrukcijos bus verčiamos, tiekėjui neatsiperka. Tai tas man kelia šypseną, aš nemanau, kad medicinos priemonių patekimą į Lietuvos rinką lemia, ar yra lietuviškas vertimas ar ne. Kiti dalykai tikrai panašiai mąstė ir kalbėjo ir inovacijų ministrė Armonaitė, kai buvo įteisintos 3 svetimos raidės, sakė, kad tada mūsų įmonėms bus daug lengviau pasaulio rinkoje, jeigu svetimos raidės bus. Tai kokio sūrio gamintojai Džiugo juokėsi. Dž raidė viena sudėtingiausių, bet pasaulyje Džiugas yra žinomas, perkamas, eksportuojamas ir taip toliau. Tai čia tokie, man rodos, nerimti pasakymai yra ir tokie įstatymė neturėtų būti tokių, na, abstrakčių dalykų. Pavyzdžiui, akcentuojama ir šiandien buvo, jeigu sutinka. Ką reiškia sutinka? Sakykime, Kauno klinikų atstovai sutinka, o Santaros Vilniaus nesutinka atstovai. Tai jiems reikalingas vertimas bus. O apie vertimus ypač neramiai vertina šitą įstatymą, šitą dabar svarstomą regionų, tų, pavyzdžiui, regionuose esančių sveikatos priežiūros centrų vadovai, kurie, na, sutrikę yra. Jie, galiu pacituoti ne vieną citatą, kad jiems ir ypač svarbu tie dalykai, kad medicinos priemonės numatyta sąlyga, jiems daug rūpesčio bus. Jie sako, kad nėra kompetentingų vertėjų, vertėjai kartais, jeigu ne taip kokį terminą išvers, jie nerimauja, kad nepadarytų įvairios bėdos, sudėtinga terminija, kintanti rašo. Ne visi vertimų biurai specializuojasi medicinos priemonių dokumentacijos vertimų srityje ir panašiai ir panašiai. Tai tokių aš galiu pacituoti sveikatos priežiūros centrų vadovų, ne vieną daug kalbėjau, daug bendravau, išsakyti ne vieną jų tą rūpestį. Na ir aš manyčiau, mano siūlymas paprastas, palikti taip, kaip buvo, kad neignoruotumėm dabar galiojančių statymų. Nes jeigu jūs patvirtinat šitą išimtį, tai prieštaroje ir Konstitucijos 14 straipsniui ir kitiems įstatymams. Ir būtų toks mano trumpas pasisakymas ir
man truputį keista ir mūsų tų komisijų įvairių tokie raštai. Jie nori būti geri visiems. Tarsi Seimas, po Seimo skėčių jie yra įkurti, tai jie taip nepiktai, mandagiai pasako, kad netitinka. Bet jie puikiai supranta, kad čia yra daug rimtesni dalykai. Ir aš to nevadinu kitaip, kaip varimo Lietuvos iš Lietuvos. Tai tiesiog savo rankomis, žingsnis po žingsnio, raidė po raidės, mes tą varom Lietuvą iš Lietuvos. Ir sakau, aš tai emocingai, bet man skauda ir jautru ir manyčiau, kogi mes turim dabar tik angliškai. O ko ne prancūziškai ar vokiškai? Ne, angliškai. Tarsi nėra niekur jokiame įstatyme to įteisinta, gerbiamas Linai. Aš suprantu, kad jūs norėtumėt prancūziškai, bet nėra įstatymuose. Yra įstatymuose įteisinta, kad tie dalykai turi būti rašomi lietuviškai ir neturi būti taip, kad viena mieste taip, kitam taip, vienoje ligoninėje taip, kitoj taip. Nes tada atsiras kitų problemų. Na, ir gali nukentėti tiesiog pacientai, ligoniai, mano nuomonė. Tai trumpai būtų tiek. Gerai, nu tai ką, kalbos daktaras sako, kad blogai, kad galimai pažeidžiam konstituciją, tai gal tada paaiškinkit, autoriai ir išvadų rengėjai, ką jūs čia mums brukate, dabar prašau, Sėjūnienė. Dėkui, pirmininkė. Tai aš pirmiausia turiu padėkoti, aišku, Stasiui už jo ypač emocionaliai aistringą kalbą. Visada čia kartais pas mus pritrūksta gal sveikatos komitete. Žinau, kad kituose komitetuose daugiau tų aistrų būna. Bet žiūrėkit, gerbiamas Stasy, jūs net pradėdamas savo šitą prakalbą iš karto padarėt tokią klaidą. Jūs pasakėt, kad jūs taip pat esate daktaras, nepaisant to, kad prieš tai daktaras nebuvo paminėtas, nes sveikatos priežiūros specialistai tai yra nebūtinai daktarai, tai yra gydytojai, slaugytojai ir visi kiti, ir nebūtinai jie turi mokslo laipsnį. Aš suprantu, kad daktaras taip yra mokslo laipsnis, bet sveikatos priežiūros specialistai, tie, kurie kasdien dirba su pacientais, nebūtinai turi būti mokslo daktarai, jie tiesiog turi tą specialybę ir profesiją. Dabar, kas jau yra paminėta, būtent dėl to nepertraukiamo tiekimo ir būtent dėl to, kad tai yra labai jautru, kad pacientas laiku gautų paslaugą, kad nebūtų tiekimo sutrikimų, ką jau mes kalbėjome su gerbiama Rimante, apie ypatingai yra tas būklės, apie vaistus, kad taip mes jau darome tas išimtis vardan paciento. Kad pacientas neturėtų atidėtos sveikatos priežiūros paslaugos, kad jinai būtų suteikta laiku ir kad būtent ta priemonė, kurios tuo metu reikia, kad būtų panaudota. Tai tiek. Tai čia jokių būdų ne apie raštvedybą ir ne apie anglų kalbos vartojimą bendraujant su pacientu, teikiant sveikatos priežiūros paslaugą. Tai yra skirta informacija sveikatos priežiūros specialistui, nebūtinai daktarui, dar kartą pabrėžiu, susipažinti su ta sveikatos priemonė, kad jis galėtų ją tinkamai taikyti ir žinotų, kaip tinkamai su ją elgtis. Tai galiu vėlgi jūs bandėte diskredituoti regionų, rajonų sveikatos priežiūros specialistus, kad neva tai ten ažiotažas kažkoks tai kilo, jūs neva tai teigiate, kad tie žmonės nemoka anglų kalbos. Nors aš galiu patvirtinti, kad tikrai absoliuti dauguma sveikatos priežiūros specialistų puikiai žino anglų kalbą. Ne visi gal puikiai kalba, bet skaito visi tikrai puikiai, todėl kad absoliuti dauguma literatūros, 99 tikriausiai procentų pasaulyje naujausios literatūros, kurią kiekvieną dieną skaito kiekvienas sveikatos priežiūros specialistas, yra anglų kalba. Absoliuti dauguma įvairiausių kursų, konferencijų, kvalifikacijos kelimo programų vyksta anglų kalba ir tie specialistai tą kalbą išmano. Taigi gali ją puikiausiai taikyti savo kasdieniam profesiniam naudojimui, gyvenimui ir panašiai. Atsiprašau. Ir dar, matyti ir viskas. Tai aš tik tai norėčiau akcentuoti, kad mes
kalbame ne tik apie lietuvių kalbos išsaugojimą, kas mano supratimu šitas įstatymo projektas neturi jokios grėsmės, kaip galėtų pakenkti lietuvių kalbai, mes kalbame apie paslaugas, kaip greičiau, geriau jas galėtų gauti pacientai, kad mes neturėtumėm sutrikimo tų ypatingai rečiau naudojamų, būtent kad dažniau naudojamų Vilniuje arba Kaune sveikatos priemonių. Gerai, ačiū. Dabar Linas Slušnys, gal daugiau, gal daugiau kalbą nukreipkite į tai, ar iš tikrųjų prieštarauja ten konstitucija, ar įstatymams, ar yra čia kažkokios grėsmės, prašau, vienas iš išvadų rengėjų. Po to matau, kad Zenonas Streikus dėstų lūpas ir galbūt norės pasakyti, aš kadangi virš jo galvos atsirado aureolė, aš jau nedrįsiu nesuteikti jums ir nepaklausti jūsų, reiškia, tai po Linui jum ir tada Stasys, prašau. Ačiū pirmininkė. Iš tiesų, skaitant išvadą ir aiškinantis, mes nei vienas, tiesą sakant, nematėme prieštaravimo konstitucijai, kas taip grėsmingai skamba, bet aš tikrai noriu padėkoti Stasiui. Aš noriu padėkoti Stasiui už tą tokį lietuvių kalbos gynimą. Tikrai labai džiaugiuosi, kad atkreipė dėmesį į tos sudėtingus taškus ir kad mes turime tą lietuvių kalbą saugoti. Tikrai nesu šitos kalbos priešas. Ir jeigu kas nors kiek mane pažįsta, žino, kad esu turbūt tas, kur labai norėčiau jos daugiau ir kad jinai būtų švari ir kirčiavimo netgi prasme. Visi mes Seimo nariai kalbėtume labai tvarkingai, ko dažnai nedarome ir nemokame netgi galbūt, aš nežinau. Tai nieko nepadarysi. Kita vertus, gyvenimas mus priverčia. Ir jeigu tiekėjai, tarkim, reikės pasirinkti būti Estijoje, jeigu tiekėjai reikės pasirinkti būti Latvijoje, kurie leidžia, ir mes turėsime, o čia mes neleisime, tai jie tikrai mus gali, kaip sakoma, palikti. Aš Stasiui tiesiog pasakau vieną dalyką. Kai jūs siūlote džiugas ir sudėtinga parduoda ten pasauliui, jie parduoda 100 milijonams žmonių, vartotojų. Mes Lietuva esame tokia valstybė, kad vis tik tai turime tam tikrus prietaisus, kurių būna keli. Ir dar daugiau pasakysiu, ponas Stasy, kaip kolega Seime pasakysiu, jums jokio skirtumo, kai jūs kas nors bandys pažiūrėti kompiuterinį tomografą, jums reikės kompiuterinio tomografo paslaugos, arba galbūt ir reikėjo. Jūs dažnai net nežinot, kad ten nėra lietuvių kalbos instrukcijos, nes žmonės skaito angliškai, jie viską susidėlioja, bet jūs gaunate puikiausiai aprašus ir išvadas. Jums šitas nerūpės kaip pacientui, nerūpės kaip žmogui, jums rūpės, kad būtų tinkamai sudėliota. Tai čia apie tai eina kalba. Ir tikrai mes nelipame į jokį antikonstitucinį veiksmą. Aišku, visada turite galimybę pasitikrinti ir šitokį klausimą iškelti Konstituciniam teismui, pažiūrėti, kuo tai baigsis. Aš manau, kad galima, bet šiuo metu tokio veiksmo mes nematom ir kaltinimai sunkūs, bet nematom ir neižvelgiu ir pats antikonstituciškumo šitoje vietoje. Labai jums ačiū, kad klausot ir siūlau balsuoti ir nepritarti Stasio Tumėno pataisoms. Supratom, tai dabar sakiau, kalbės Zenonas, o po to ar kalba vaikšto ar ne, dar patikslins Stasys, reiškia. Prašau, Zenonai. Aišku, Stasys labai emocingai kalbėjo, bet tiesa, ko gero, jo pusėj. Nes mes lyg Pandoros skrynią atidarom dėl patogumo, nuvertinam svarbiausią lietuvių tapatybės tokį požymį, tai yra kalba. Ir iš tikrųjų Konstitucija labai stipriai gina kalbą, o mes taip jau žinot, kad patogu dėl vieno kito prietaiso įvedam šitą, tai aš manau, kad duodam pretekstą, kad tuo keliu pasektų ir visos kitos firmos, ten, sakysim, lazerio gamintojai, kurie gauna įrangą, ir fizikai, ir visa kita. Jeigu tyliai savo jis neišsiverčia ar įsiverčia, viena problema, bet jeigu mes įstatymų įteisinam, reiškia galimybę Lietuvoje nebevartoti lietuvių kalbos, kaip sako Konstitucija, tai čia iš tikrųjų prieštaravimą matau aš didelį. Ir aš aišku pritarsiu Stasio pasiūlymui. Gerai, kolegas Stasys. Taip, ačiū
Ačiū, kad nesusipykome, bet gerbiamai Jurgitai, tik aš norėčiau pasakyti, aš suprantu, jeigu būtų ekstremali situacija, tokia kaip buvo, kaip pandemija ir taip toliau, tada tik dievulėliau žiūrėjom, kad mes gautumėm tas priemonės, medžiagas, instrukcijas, vaistus ir panašiai. Bet kai gyvenimas, toks nusistovėjęs, tai nereiktų jau sugrįžti tą ekstremalių situacijų tą periodą ir nežiūrėti, kas yra mūsų numatyta įstatymuose. Tai vienas dalykas. Kitas dalykas, žinot tą pasakymą, kaip ten jūs sakote, in via est in medicina, via sine lingua latina. Tai aš suprasčiau, jeigu apie tai kalbėtumėm, o ne apie tai ar vokiškai, ar angliškai, ar prancūziškai, nes tradicijos medicinos pasaulyje yra kalbinės kiek kitos, ar ne? O kai gerbiama Jurgita sakė, kad aš čia tarsi negerbiu medikų bendruomenės, ypač regionuose, tai aš tiesiog, pavyzdžiui, vieno didmiesčio sveikatos priežiūros centro galiu vadovės pacituoti žodžius, kad apie šitą įstatymą, kur kas efektyviau taikyti galiojančią tvarką, kuomet naudos gavėjas, medicinos priemonės gamintojas, tiekėjas atsako ir savo lėšomis centralizuotai vykdo visų būtinųjų dokumentų vertimą, proporcingai dalinantis atsakomybę su naudotojais. Ir svarbu turėti parengtą ir tinkamai kokybiškai tą vis pabraukusi, kokybiškai išverstą dokumentą. Tai čia aš tiesiog cituoju sveikatos priežiūros vadovų žodžius ir tokių galiu daug citatų pasakyti. Bet ačiū ir ačiū tie, kurie mane išgirdote. Gerai, ačiū. Jurgita, vieną minutę neilgiau ir balsavimas. Tikrai neilgiau, pirmininkė, kaip žinot, aš greitai kalbu. Tai gerbiamas Stasy, nereikia visko visada suvesti pandemiją. Tikrai, žinokit, sveikatos priežiūros paslaugų reikalaujantiems žmonėms, kiekvieno jų būklė yra tokia pati kritinė, kaip ir pandemija visai valstybė ir visam pasauliui. Tai mes kalbam visų pirma apie pacientą. Antra, lotynų kalba, jeigu aš suprantu, kad jūs siūlot kaip antrąją kalbą lotynų kalbą, sutikit, tai yra absurdas. Taip, tai yra oficiali medicinos kalba, bet jeigu mes dar reikalaujame kiekvieną anotaciją, kiekvieną instrukciją versti lotynų kalbą, tai yra absurdas. Tuo labiau, kad netgi vertimai į lietuvių kalbą, pripažinkime, dažnai jie nebūna itin kokybiški ir sveikatos priežiūros specialistai skaito būtent anglų kalbą, už tai, kad ten terminai suprantami, tie, kurie naudojami kasdienėje kalboje. Tuo tarpu į lietuvių kalbą išversti ir surasti tinkamą atitikmenį dažniausiai yra neįmanomas darbas. Tai va, o kad į jūsų šitą paminėtą sveikatos priežiūros įstaigos vadovės kreipimąsi, žinokit, sveikatos priežiūros įstaigos tikrai nevykdo oficialių vertimų. Tikrai nevykdo. Gerai, tai šitas ačiū. Yra pareiga tiekėjo, kuris siekia, kad jo prekė, šiuo atveju sveikatos priežiūros priemonė, kad galėtų patekti į rinką. Ačiū, minutė praėjo, pradedam.